išeis po naujų metų, kaip tik ketvirtadienį žinėra. Tai gerai, dabar laba diena visiems susirinkusiems. Čia pirmasis mūsų 2011 metų pokalbis ir štai ir pradedam tokia aktualia tema, kaip Lietuva, kaip mes visi gyvensim 2011 metais. Ir šiandien mūsų pokalbio dalyviai yra nepriklausomybės akto signataras Rolandas Paulauskas, Lietuvos Respublikos Seimo narys, ekonomistas Kęstutis Daukšys, ekonomistas Romas Lazutka ir ekonomistas Povilas Gylis. Tai tikrai visi žmonės, kurie susidūrė su ekonomika ir iš tikrųjų, jeigu kalbėt, paskutiniu metu daug ir televizijoje, ir mūsų valstybės vyrų, ir įvairių ekonomistų požiūris, nepriklausomų ekspertų apie mūsų šalies ekonomiką, apie mūsų socialinę padėtį. Tai ir norėjau pakalbėti prie šito stalo tą pačią temą, tiesiog išgirsti jūsų autoritetingą požiūrį, nes turbūt pirmiausia reikėtų pradėti kalbėti nuo tos analizės, kaip vystėsi mūsų valstybė, kaip vyko praėjusių metų vystymasis ekonomikoje, politikoje, užsienio politikoje. Ir man kartais susidaro įspūdis, kad paskutiniai tie metai, jeigu žiūrint užsienio politiką, tai turi visą mūsų tą 20 metų, aš manyčiau, buvo pakankamai daug tokių, jeigu ne klaidų, tai abejotinų sprendimų. Vis tik mūsų įsivėlimas į karus Afganistane, Irane, Irake, atsiprašau. Antras dalykas, tokie dalykai kaip palaikymas Gruzijos, kiek tai pragmatiškai davė mūsų valstybei. Kiek pragmatiškai davė tas palaikymas Ukrainos Juščenkos, kuris pastatė pasaulio Gineso rekordą, turbūt atėjęs, kaip laimėjo prezidento rinkimus ir kitoj kadencijai pasirinko 3% balsų. Tai tokiu atveju pasaulyje nėra buvę, bet mes kaip visada palaikytojai tų idėjų. Iš kitos pusės, oficiali versija visą laiką mūsų ekspertų buvo, kad labai stabilus bus doleris, kad tas prisirišimas prie euro siekimybė yra labai geras dalykas. Ir kitas dalykas, tai čia tęstinumas, ką aš matau, tos politikos, kuri nesikeičia ir dabar. Mes neįvardinam savo padarytų klaidų arba nuo tokių abejotinų sprendimų. Mes nieko netaisom, einam pasroviui, su ta pačia linija, su tais pačiais politikais ir niekas nesikeičia. Galų galiai man pereitus metus, vėl aš kai matau tokius pastebėjimus savo, kad per 2 metus šitos kadencijos pasiskolinta iš užsienio vėl tiek, kiek per 18 prieš tai buvusių nepriklausomybės metų. Ir kada man pradeda aiškinti, kad vis tik tai kažkas gerėja, man kyla daug klaustukų tokių. Tai gal pirmiausia, gerbiamas, jau pradėkime nuo jūsų, jūs kaip ir ekonomistas, buvęs užsienio reikalų ministras. O kaip jūs matot atėjimą iki šitų metų, kur padarytas klaidas ir kokias matytut, gal perspektyvas pradžių apie tas. Gediminas, ir aš galėčiau vieną apibendrinimą tavo paties. Ar aš teisingai supratau? Kitaip sakant, 20 metų mes girdim iš politinio elito ir visos kalbančios ir rašančios brolijos girdim tam tikrus vertinimus situacijos. Ir ar jie adekvačiai vertino tą situaciją pastarosius 20 metų? Ekonomikoje, užsienio politikoje, apskritai politikoje, gyvenimo kažkokius reiškinius. O jeigu jie 20 metų vertino neadekvačiai, o aš pabandysiu įrodyti, kad jie neadekvačiai vertino, tai ko vertos jų prognozės ir vertinimas dabar ir požiūris į ateitį? Gerai, čia Rolandas išvertė žmonišką kalbą. Tai gal aš galėsiu pratęsti, kadangi replika su klausimu nemažu laipsnių sutampa. Pavyzdžiui, aš kelis metus bandau pasakyti, kad mes gyvenam migloje, kad vykdomas yra valdymas užtemdant, rule by obfuscation, čia yra tarptautinis terminas, bet lietuviškai. Ir jis labai taikomas pokomunistinėje šalyje ir ypač buvusiose tarybinėse respublikose. Ypatingai. Pavyzdžiui, ar Lietuvos visuomenė žino, kad 89, 2004 metų ir 2009 metų BVP yra tam pačiam lygiai. Kad mes iki šiol, beje, 10-ais, reiškia, mes neatsikavom, reiškia, lieka tas pats. Tai yra baziniai skaičiai. 89 reikėjo mums 14 metų, kad pasiektume 2004 metais BVP lygį 89. Tai yra prieš revoliuciją. Tada truputį kilo,
vėl nuosmukis, nes 2009 metais vėl esam 89 metų lygį. Esminiai skaičiai, jie nėra vieninteliai skaičiai, bet jie visuomeniai turėtų būti žinomi. Tai jeigu mes norim suvokti situaciją, tai šitie skaičiai turėtų būti visuomenėje gerai žinoma. Toliau, kitas dalykas, mes vis tikėjomės, kad viskas spręsi savarankiškai, tai yra savaime tiksliau, ir kad rinkos režimai viską išspręs. Mes praktiškai turim situaciją, kai politiniai sprendimai nepriimami, jie neaptarinėjami, dėl to nepriimami, sakysim, ir pasikliaujama tuo, kad kaip nors savaime mes čia išropuosim iš tos situacijos. Tai dabar, pinigų politikos nevykdom, fiskalinės politikos nevykdom, išverčiant į profesionalesnę kalbą. Reiškia, finansų ministerija pas mus užsiima sąskaitybą, yra kasininkas didelis, o ponas Šarkinas, reiškia, žiūrėjo, kaip mes eurais pūtėm nekilnojamo turto burbulą. Jis atsakingas už pinigų politiką. Blogai ne tai, kad tai vyko, blogai, kad mes apie tai nieko nekalbame. Ir čia aš sutinku su gerbiamu Rolandu, kad mes nesuvokiam, kur gyvename, nebandom atlikti diagnozės ir negalim tada paskirti adekvataus gydymo. Pasirodo, gydymo nėra, išgysime savaime. Tai aš nenoriu užtesti, noriu perduoti estafetę kitiem. Aš į gydymo temą. Netgi konsiliumo nedrįsta padaryti prie ligonio, kur susidurtų nuomonės. Iš esmės mes 20 metų girdim vieną ir tą pačią nuomonę. Net man taip atrodo. Ir lavonas padarys. O paskui taip jau ko gero ir prie... Nenoriu tokius žodžius. Bet kokiu atveju dabar gerbiamą Romą norėčiau išgirsti nuomonę, nes jūs esate ekonomistas, kuris labai drąsiai kalba ir teisingai socialinės ekonomikos politiką. Ir aš kaip girdžiu dabartinės mūsų valdančios daugumos pasakymus, kad žmonėms lyg tai viskas ir gerėja, nors matom akivaizdžios pensijų mažinimas, nauji mokesčiai, kur buvo žadėta premjero, kad jau niekas viskas pasibaigė, daugiau nekils jau nuo naujųjų metų. Ir tos apgavystės, kaip jūs matytumėt visą tą ėjimą, apie ką kalbėjo kolegos iki šito taško, ir apie kokius 11 metus gali būti pagerėjimas, kad iš esmės tik tai pažadai, bet kažkokiu tai sprendimu ekonominiu, bet jau aš nematau. Jūsų. Iš tikrųjų, aš labai pritarčiau tam, kad nėra pakankamai diskusijų. Jeigu net ir mes čia bandom kiek tai įsiterpti, tai matyt priskiriam prie tokių nekonvencijų, marginalų, nes kalbam ne tuo mainstreamingu vadinamu, tai yra netelpam į tą pagrindinę srovę, kuri užgožia. O ta pagrindinė srovė yra Gailėkina, tikrai, kuri diagnozuoja Lietuvos padėtį per tą 20 metų. Štai kolega Povilas pasakė apie BVP, kad mes iš tikrųjų dar nieko nepadidinam per tą 20 metų ekonomikos. Daug kas nesutiktų, nesakytų naikyti parduotuvės. Iš tikrųjų, tada rūkytos lėšos nebuvo, dabar 30 ar 50 rūšių. Bet reikia turėti galvoj, kad jeigu nėra padidėjęs bendras vidaus produktas, nes buvo kilimai, buvo smukimai didžiuliai, tai jeigu jis nėra padidėjęs, nelygybė yra labai smarkiai išaugusi. Vadinasi, dalį žmonių, nesvarbu, kad ten asortimentas yra didžiulis, dabar nepalyginamas, bet kada jų piniginėse tiek mažai pinigų, tai nedaug ką duoda. Tai vienas dalykas... Vieno iš gerojo asortimento. Jo, tai vienas dalykas yra. Kitas dalykas yra labai galvos svarbu ne tik ekonominis, bet vėl ekonomika yra ne toks jau visai techniškas sausas mokslas. Yra labai svarbu teisingumo stoka Lietuvoje. Tikrai eiliniai žmonės paprastai tą pirmiausiai ir mini ir tik tai gaila, kad jų žvilgsnis paprastai nukrypsta į tą pradinį laikotarpį, į privatizacijas neteisingą. Nes tai yra iš tikrųjų teisinga, sakytume, diagnozė, kad daug buvo neteisingumo. Bet ji nebe konstruktyvi. Dabar reikėtų susitelkti, kaip taisyti tą padėtį. Bet tas didžiulis neteisingumas iš tikrųjų ne tai, kad žmonės dalį pasisekė, dalį nepasisekė, bet kokiais keliais, kada iš tikrųjų žvelgiama, kad per 20 metų ar per trumpesnį laikotarpį žmonės tapo vieni labai turtingus, žinoma, kad pasinaudodami tiesiog įstatymų spragomis, tais įstatymais, kuriuos kūrė žmonės neturintys patirties pakankamų. Ir vėl negalima dabar tikrai grąžinti atgal ir nereikėtų šauktis keršto, bet
bet reikia tai pripažinti ir imtis tam tikrų priemonių. Tai iš karto tuomet aš ir šneku apie tos pačius progresinius mokesčius, apie pelno mokesčius, kur Lietuvoje vėl, jeigu tik apie tai pasakai, tai iš karto gali būti apšauktas komunistų ar bolševikų, nors būtent tose šalyse, kuriuose tarpo bolševizmas, tose šalyse yra panašiau kaip ir pas mus, bet ne demokratijose vakaruose. Ačiū Romai. Kęstutis, esam bendramoksliai, tegu tarybinės sistemos, bet vis tik ekonomistai. Ir dabar būnant Seime, būnant opozicijoje, turi tikrai savo tvirtą nuomonę. Ir kaip tu, kaip politikas, įsivaizduoji va tus valdančios daugumos matymus, perspektyvas. Kiek, sakykime, opozicija gali įtakoti ir paveikti tos sprendimus, kur mes, kaip kolegos kalba, ir nelogiški, ir vedantys į kažkur tai, bet kokiu atveju tikrai neišviesų rytojų. Taip, iš tikrųjų, tai yra dalykų, kurie priklauso nuo pozicijos ir pozicijos, yra dalykų, kurie yra diskrietų privalomi ir nesvarbu, kur tu būnė, turi konsensusą rasti ir susitarti, kad vieną kitą daiktą reikia taip pavadinti arba taip nuveikti. Tai man kartais panašu, kad mes Lietuvoje kaip tie paaugliai, sumaištavom, ir teisingai sumaištavom, gyvenam kitaip, bet paskui mes ieškam to dėdės, kuris mums padėtų gyventi. Tai Europos Sąjunga, tai dar kažkas, tai teikiam kažkokiais panašiais iš vakarų. Na, visą laiką taip vis savo galvą nepažinti gyventi. Šitoje vietoje ir aš norėčiau išsiaiškinti, kas yra Lietuvos interesas. Iš tikrųjų, koks yra Lietuvos interesas, pavyzdžiui, žinoti kitoje vietoje, kaip su pramonės veiksmu, kaip su energetika, kaip su kitais dalykais. To, kaip nebūtų gaila, Lietuvoje nėra. Šiandien aiškiai išreikšto ir įvardinto intereso apie tai taip daryti. Nes jeigu jisai būtų, tos strategijos būtų valstybėje aptartos, žinoktojus ir politikai, žinoktojus žmonės, būtų paskui labai sunku jų nukrypti ir jos būtų įgyvendintos. Nes nesvarbu, kuri partija bus valdžioje, pavyzdžiui, po 2 metų. Svarbu yra kitas dalykas, kad, pavyzdžiui, jeigu mes energetikos šiandieną nepadėsim tam tikrų pamatų, mes ir po 10 metų 15 šiaudėsim dėl to, kad šiandien nepadėjome. Arba jeigu mes padarysim šiandien tokį žygį, kad mes pramonę visai Lietuvoje pleidžiam, kaip pavyzdys, o tik susitelkime į paslaugas, tai atitinkamai po 10-15 metų dėl to irgi arba bus gerai, bus blogai. Ir tuos dalykus, ir aš labai pasigendu iš tikrųjų profesionalių ekonomistų, nes dabar dažniausiai kalba bankų analitikai. Jie iš tikrųjų yra žmonės, ta prasme, jie iš tikrųjų yra, jeigu samdo bankai, nėra kažkokie neteisingi žmonės arba neturintys žinių, bet reikia nepamiršti, kad jie yra tų bankų atstovai. Jie šnekės taip, kaip bankų reikia, o ne taip, kaip. Ne? Tai va šitų mokslininkų, galų kurie praktikų, ekonomistų, vadovų praktikų, tokio bendro pasišnekėjimo apie Lietuvos ateitį ir kaip tas turėtų atrodyti, aš pasigendu iš tikrųjų. Mūsų labai dažnai ir žiniasklaidoje tas viskas slysta paviršių. Nu, šiandien tas atsitiko, ir kitas atsitiko, gal ten ministras ne taip kėdę pastūmė, arba ten kokį nors įmonės vadovą, tai čia didelė žinia ir ją išpučia kaip burbulą. Bet jeigu, pavyzdžiui, taip priima dabar tokį įstatymą atsinaujinančių energetikos šaltinių, dėl kurio gal pačių metų bus ir atsirandės 3 arba 5 arba 10 centų, tai šitą nieks net nežiūri. O tada, kai jau ateisiu, tada pradėsim verkti, nu, žinai, yra pabrango. Tai bet bus nieko pakeis. Bet Kęstutis, čia apie tą, ką kalbėjo Rolandas, ką kalbėjo gerbiamas Povilas, vat apie tą, sakykime, diagnozę, aš kitaip pasakyčiau, tai būtent analizės padarimas, kiekviena strategija, nu, tam tikro, kaip sakykime, diagnozės arba analizės, kada užbraukilinė, kur tu esi, kur yra tavo pliusai, kur tavo minusai. Ir tik tada valstybė gali turėti, aš tai pliusus stiprinam, o tavo minusus daryti. Kas Lietuva galėtų šitą padaryti? Ar yra tokia politinė jėga? Aš manau, kad, na, Lietuvoje žmonių daug protingų yra. Bet negalite pasakyti, kad čia lietuviai kokie nors, nu, yra genetiškai neteisingi. Aš pasakyčiau, dar turint omeny tokiam sąlygom, kokiam mes gyvenam ir ką dabar turim, dar pakankamai labai gerai lietuviai įsisuko ir įsilaikė. Bet bėda yra šiek tiek kitame, kad aš nesimenu nei vieno tarppartinio susitarimo, kuris būtų lyginis. Nesimenu nei vienos tokios rimtos diskusijos, kurioje iš tikrųjų dalyvautų ne politiškai užangažuoti šnekėtų, bet šnekėtų pirmiausiai iš ekonominės pusės pasižiūrėti. Aš noriu sureaguoti, kol mes neperėjom prie ko nors kito. Reiškia, ar yra žmonių, kurie turi idėjų? Taip? Tai
jų ko gero yra ir jie augtų taip pat kaip šokių konkursuose, matai